Užsukau pas mamą, tai kol laukiu arbatos, papasakosiu jums apie tai, kaip valdyti savo pyktį. Pyktis yra visuomet antrinė emocija, nes po pykčių visada slepiasi skausmas, nusivylimas, silpnumas, baimė. Todėl jeigu pykstat, pykčio priežastis itin retai būna kitas žmogus. Pykčio priežastis tai mūsų lūkesčiai, mūsų vaikystėje sudėtas įsivaizdavimas apie pasaulį. Ir dabar tas pasaulis netitinka mūsų suvokimo, kas teisinga, kas ne, todėl mes pykstam. Tai iš esmės nereikėtų malšinti pykčio, reikėtų suprasti savo veikimo paternus ir perrašyti savo įsivaizdavimą apie pasaulį žemėlapį, nes jis netitiks jūsų lūkesčių. Jūs ir toliau visą gyvenimą pyksit ir būsite įsiskaudinę vietoje to, kad priimtumėte realybę. Žinau, kad skamba nepatogiai ir čia nėra kažkokios tabletės nuo galvos skausmo, nes man labai primena, kai daužai į galvą sieną ir sakai, duokit man vaistų nuo skausmo. Nustokit daužyti savo galvą į sieną. Ir pyktis yra jūsų išorinis kiautas, kuris į išorę išeina pirmasis. Jame yra daug jėgos. Pyktis turėtų jūs įgalinti keistis. Bet jeigu jūs nesuprantate kaip, tai su tuo pykčiu nepadarote tinkamą veiksmą, kuris pakeistų jūsų realybę. Ir jūsų smegenys ir toliau renkasi pykti, todėl kad tai mažiausiai žaloja jūs ir mūsų psichika labai saugo savo įsitikinimus, ieško patvirtinimų išorėje ir tuomet, kai pykstate, galvojate, kad jūsų pykčio, mes juk kai pykstam, tai galvojam, kad kiti kažkaip ne tą padarė, ne taip pasielgė, tada galvoja smegenis, kad jūsų pykčio priežastis yra išorėje vietoje to, kad smegenis keistųsi arba mes priimtumėm sprendimą keistis, tai žiauriai nepatogu. O plačiau, jeigu norite susitvarkyti su savo psichologiniais sunkumais, galite registruotis asmeninį konsultaciją arba apsilankyti mano online mokymų parduotuvėje. Tikrai padės, jeigu esat pasirengę keistis, jeigu suprantat, kad jūsų seni modeliai neveikia ir kažkas čia ne taip, nes jeigu tą patį kartoja, turite tą patį rezultatą. Lynn.lt